Na, šiandien ilgabėgis, toks sąlyginai ilgabėgis, nes trumpas. Kokį valandą 15, valandą 20 bėgsiu. Gal kokį 12 ar 4. O čia nebeatsimenu, kur reikia bėgti. Senokai čia bebėgau šituo parku. Va, Kretingoj čia bėgau. Jauryklos parkas. Nebesiorientuoju. Nu va, ką aš norėjau pasakyti dabar trumpai. Žodžiu, jau praėjo savaitę po Rygos maratono. Taip ir nesugebėjau, neradau laiko, nei jėgų kažką parašyti daugiau, tai galvoju trumpai apšnekėsiu, kad būtų ką prisiminti po kažkiek metų. Na, žodžiu, iš tikrųjų laikas, rezultatas gan toks, sakyčiau, vidutinis, gal ne prie prastesnių, bet šiaip mano, ta prasme, pasitenkinimas, toks emocija, tai iš tikrųjų gera. Supratau, kad tokie maratonai, mane labai veža. Kai daug dalyvių kažkaip nesi niekada vienas, toks didžiulis palaikymas. Ir šaukia ir per mikrofoną tavo vardą, žinai, kažkaip atrodo jau nebėra jėgų, bet kaip tu, atrodo kaip per mikrofoną ten tavo vardą pasako. Atrodo, kad visą Rygą į tave žiūri, pasijauti tokia kaip žvaigždė. Tikrai geri jausmai. O dabar dėl pačio bėgimo. Aš ten pasirinkau treniruotę. Treniruotė viskas buvo normaliai. Bet po treniruotės, skubėdamas į autobusą, nikstelėjau koją. Labai įsigandau, kad čia iš vis neprapultų tas maratonas. Bet paskaudėjo, praėjo. Ir kaip ir užmiršau. Bet kai ten jau Rygoje startavom, aš kaip pajutau, kad stipriai, dobrai skauda. Va. Ir visokios mintis linda jau. Bet stengiuosi kažką. Žinau, kad nuo minčių labai daug priklauso viskas. Tai stengiuosi koncentruotis į gerus dalykus. Ir kažkaip iš tikrųjų ir pavyko man užmiršti tą skausmą. Nežinau, ar jis iš tikrųjų praėjo, gal kai gerai sušilau užkeitus, ar iš tikrųjų, nežinau kaip ten buvo, bet jis man kaip ir nebetrukdė. Ja. Ir taip bėgau, liktai viskas kaip ir normaliai. Turbūt pradžia buvo truputį per greita. Visgi tokiam orui. Jeigu vėsesniam orui, manau, kad aš tokiam tempu esu pasiruošęs jau įveikti visą maratoną, bet prie tokio oro visgi ta saulė buvo tokia, nelabai draugoviška, taip pasakysiu. Ne šiaip tai, iš tikrųjų, kaip sakau, dėl tų minčių susikoncentravimo, ta prasme į geras mintis, tai man net tas oras nemaišė šiaip. Aš daugiau problemų apturėjau, net juokinga pasakyti, bet kai ten, žodžiu, visus gaivino su šlangais pylė man, ir man kaip ten buvo, kad
po vieno tokio apipurškimo nuo srovės viskas išsijungia. Laikrodis užgeso. Nežinau, kaip ten atrodo, ir mautais kožną dieną po dušus to laikrodžio ir nieko. O ta, kur ten pataikė, tas srovė bums ir užgeso. Akiniai irgi užgeso. Neberodė nieko. Straidai atsijungia. Ir aš, susnervinau realiai. Bet po to bandžiau vėl save raminti. Kažkaip per porą minučių pavyko tą laikrodį pajungti iš naujo. Ir žiūriu, ten parašyta tęsti ar baigti. Paspaudžiu tęsti ir realiai ten nedaug. Ir tai iškrito. Tai va. Ir, žodžiu, bėgom viskas toliau. Kita problema buvo, kad organizmas nenorėjo priimti tų geliukų. Nežinau, ar čia su karščius, ar su kuo. Atrodo, ir tuos naujuosius esu įsibandęs tuos geliukus. Viskas lyg normaliai. O čia man, aš su svariu pradėjau žiaukčias. Atrodo, lyg tai kažkokio ūkiško, su ūkišku muilu. Toks prieskonis. Nežinau. Žiauri buvo. Ir tada vėl, kaip ir Kaune, perėjau nuo tų geliukų ant natūralių maistų. Apelsinai vėl pritiko, neaišku, jie ten tos energijos turbūt nelabai ką duoda. Tai va, sulėtėjau aš stipriai, bet buvo gerai. Iš tikrųjų, pabaiga ten buvo tokia su pasivaikščiojimais. Bet džiaugiuosi, kad nesinorėjo. Nekilo kaip Kaune tokios mintis apie nusiėmimą. Taip žinojau, kad prastų laikų, bet vis tiek įveiksiu. Džiaugiuosi, tikrai supratau, kad mane tie tokie didesni maratonai, kuo didesnis, tuo labiau veža. Ir lietuviški dar gal truputį per maži. Nors Vilniaus ir Kauno kaip ir nieko. Jau. Klaipėdos gal irgi tą pačią dieną vyko Vilties bėgimas, maratonas. Bet man labai trasa nepatinka. Į senamiestis ir ta, kur per pus su mašinom reikia bėgti. Gan ilgą dalį. Ten Uosto gatvė ar kaip ten. Žodžiu. Nelabai malonus prisiminimai. Bet manau, kad gal kažkada dar bandysiu. O gal trasą pakeis, tai svajonė būtų. Tai tikrai bandyčiau. Ką dar? Medalis patiko. Iš šito. Iš Rygos. Vėl, man atrodo, kažkur ne čia nubėgo. Jo, vėl kažkas čia. Kas čia man? Seniai bebėgioti takai. Nebepažįstama. Šiandien reikėjo iš tikrųjų. Nepadariau tokio gero pasiruošimo bėgimui. Tie rinkimai kažkaip nebuvo laiko pasimatuoti viską ir įsirašyti kiekvieną posūkį. Tai dabar teks turbūt paklaičiai
Nu, gal čia tikiuosi. Oi, ble. Oi. Nu, žodžiu, jeigu taip jau baigiant, tai tikrai džiaugiuosi, kad sudalyvavau Rygoje. Dar vienas, tai mano jau gyvenime 10 maratoniukas, jubiliejinis. Tiesa, šiam amžiui 8. 2 buvo jaunystėje, tokie oficialūs, bet vienas tik tai geras oficialioje statistikoje. Kitas nepapuolė tas. Aš jo net rezultatą tikslaus nežinau. Europos centras Vilnius tas buvo. Bet, gaila, kad nėra išlikę tų protokolų. Bet medaliuką aš turiu. Aš jį pats savo skaičiuoju. Statistiką jo neskaičiuoju. Rašiau tam šefui, kur veda. Žodžiu, supratau, kad jo nėra galimybių kaip įtraukti, nes nėra rezultato. Va. Bet svarbu, aš žinau. Turiu ir nuotrauką dar iš to bėgimo. Nespalvota. Ja. Tiek.